Šiandien noriu pakalbėti apie dovanas. Štai čia tarnybinio automobilio bagažinėje 3 dėžės dovanų iš Sveikatos apsaugos ministerijos. Atrodytų viskas labai gražu. Juose yra COVID testai, kurie buvo atsiųsti mūsų sveikatos biurui ir turėtų būti išdalinti mūsų vaikams per švietimo įstaigas. Ir jie turėtų būti išdalinti visose mūsų švietimo įstaigos. Atidarom dėžes, juose randam testus apie 3000 vienetų, tačiau išlenda vienas reikalas. Pagaminimo data 2022 sausis, galioja iki 2023 birželio mėnesio. Žiūrim vidų, lygiai taip pat, galiojimo laikas pasibaigęs daugiau jau nei prieš metus laiko. Kai kurie testo reagentai, skystis, kai kuriuose buteliukuose jau išdžiūvęs ar išgaravęs, kai kuriuose dar šiek tiek yra, taip pat komplektacija jau nepilna. Ką padaro Sveikatos apsaugos ministerija? Paima iš šių testų tiekėjo privačios įmonės raštą, kad tas tiekėjas pratęsė galiojimo laiką iki 2025 metų. Tai ne gamintojas, bet Lietuvos tiekėjas, kuris nupirko ir sėkmingai perpardavė Sveikatos apsaugos ministerijai. Ir ministerijai čia yra viskas gerai. Aš tikiu, kad tokių testų gavo daugelis savivaldybių, visuomenės sveikatos biuro ir jau nuo vakar prasidėjus tam tikram šurmuliui ir triukšmui, mes jau gavome Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos įstaigos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos laišką, kad jie sutinka priimti atgal šios testus. Bet kas įdomiausia, to priežastis yra nurodyta laiške, jie sutinka tą padaryti tam, kad nekiltų nereikalingų interpretacijų. Ne dėl to, kad jie nebegaliojantis, ne dėl to, kad ne visi reagentai čia jau yra veikiantis, bet tiesiog nenorima triukšmo. Aš manau, kad tai yra nusikalstama. Ir rytoj šie testai ne šiaip savo mano tarnybinio automobilio bagažinėje, aš važiuoju į Vilnių ir kitais reikalais, bet ministerija ir laboratorija, laukit manęs svečiuosi. Šituos testus mes atnešim jums dovanų atgal ir aš pasitengsiu padalinti. Gal jūs parnešit savo vaikam ir juos panaudosit. Tai iki susimatymo rytoj.